Po 3 kėlinių 57-71 priekyje Graikijos rinktinė. Krenta į akis statistikoje žvelgiant prastas Lietuvos rinktinės pataikymas ir iš dvitaškio, ir iš tritaškio zonos, lyginant su graikų pataikymu šiandieną. Ir graikai pradėjo laimėti kovą dėl žogusių kamuolių. Toliau pakankamai greitai puola, čia tas paskutinysis Tomo Delininkaičio metimas trečiojo kėlinio pabaigoje per daugiau nei pusę aikštės. Bent vienas smagus ir geras epizodas trečiajame kėlinyje. Ir čia netgi rungtynių arbitrai gyrė Tomą Delininkaitį. Gaila, kad tokių gerų emocijų šiandieną kol kas nedaug. Ir visas jos susijusios su Lietuvos rinktinės gynyba. Taip, sutikime su tom, kad tiek pasirinkimo laikotarpis ir tiek puolimas, tiek gynyba dar yra strateguojami. Ir sunku ieškoti tos geriausios formulės, kada dar ir vyksta eksperimentai sudėtimi aikštelėje. Tomas Delininkaitis atkovoja štai šį kamuolį. Geras perdavimas Robertui Javtokui ir 2 taškai. 59-71 pritraukia 2 Mavroidį ir Bramosą. Arčiau savęs Tomas Delininkaitis atmeta kamuolį laiku Robertui Javtokui. 12 taškų skiria komandas. Vasiliadis. Graikai stengiasi greitai pulti ir pozicinės atakos metu. Dabar rinktinė buvo įgijusi kiekybinę persvarą. Graikijos komanda ten, kur Tomas Delininkaitis buvo nukritęs ant grindų ir nesikėlė. Ir Vasiliadis vėl baudžia Lietuvos rinktinę taiklių tolimų metimų. Sąskaitoje 11 taškų. Taip pat 11 yra surinkęs Kalatis, 12 pridėjęs Kaimo Koglų. Robertas Javtokas. Taiklus jo metimas puskabliu. Kleiza atkovoja kamuolį. Tomas Delininkaitis iš toli. Tomui reikia paėjėti atgal, turbūt keletą žingsnių. Perima kamuolį Deividas Dulkys, pabėga į priekį ir dėjimas iš viršaus. 61-73. Tokio Deivido Dulkio dar nematėme. Per šitas 2 dienas. Georgis Printezis. Taiklus graikų atsakymas. Iš 13 metimų šiandien 6 yra pasiekę tikslą. 46% tikslumas. Kleiza. Mantas Kalnietis. Kalnietis. Arčiau krepšio, 2 Manto Kalniečio taškai. Šiandien 10 taškų Manto sąskaitoje, plus 5 rezultatyvūs perdavimai. Ir suklydo Mantas tik vieną vienintelį kartą. Kostas Vasiliadis, netaiklus jo metimas, tačiau Georgiui Printeziui tiesiai atkrinta kamuolys. Mavroidis. Netaiklus metimas, Deividas Dulkys atkovoja kamuolį. Kalnietis pats iš toli, Mantas Kalnietis, netaiklus metimas. Buvo dar pasirinkimų, krašte buvo ir Linas Kleiza. Tačiau žaidėjo tokia jau užduotis priimti sprendimus, kaip tai perdavimą ar atakuoti pačiam. Šį kartą nepasiteisino Manto sprendimas. Graikai išsaugo 13 taškų persvarą. 3,5 minutės sužaistas 4-ajame kėlinyje. Vasiliadis prieš Delininkaitį. Sugeba iškišti kamuolį Mavroidžiui. Kleiza blokuoja varžovo metimą. Kalnietis. Linas Kleiza arčiau krepšio, pražanga prieš jį ir čia nepatenkintas Linas Kleiza, taip kaip kietai pažeidžia taisyklės Mikalis Bramos. Stumteli varžovą po to Linas Kleiza. Kietoka pražanga, sutikime su tom. Tačiau turbūt Linas Kleiza turi pasirengti tam, jog kaip ir 2010 metais, taip ir šiemet
jam bus skiriamas ypatingas dėmesys ir žaidžiama visuomet gerokai kiečiau negu prieš kitus. Linas Kleiza. Ai, geras perdavimas iš Manto Kalniečio. Gaila, bet netikslus metimas. Vaseledis, Papa Nikolau. Gerai išsigaudė graikų krepšininkus Lietuvos rinktinė. Perimtas kamuolys. Ir Deividas Dulkys iš tikrųjų daro labai daug nematomo darbo šiame kėlinyje. Lietkokas. Buvo laisvas ir Deividas Dulkys. Turi tritaškio linijos ir Tokas nusprendžia atmesti kamuolį Mantui Kalniečiui ir čia klaida. Ant šoninės linijos buvo padėjęs koją Mantas Kalnietis. Lietuvos rinktinė suklysta 10 kartą šį vakarą. Sutikime su tom, kad prisiminus pasirengimą praėjusiais metais, kai aikštės Lietuvos rinktinė nepalikdavo nesuklydusi po 20 kartų, tai ir Europos čempionate tų klaidų netrūkdavo, tai šiandieną lyg ir tie skaičiai guodžia, tačiau aš jau kalbėjau apie tai, kad didžioji dalis tų 10 klaidų yra iš to, kad varžovai sugebėdavo perimti kamuolį ir tas klaidas paversti taškais. Tęsiasi Graikijos rinktinės ataka. Vaseledis, Lietkokas ateina į pagalbą, susikeisdamas ginamaisiais su Delininkaičiu ir išprovokuoja Vaseledžio pražangą. Šarūnas Jasikevičius turėjo 2 dienas galimybę stebėti, kaip atrodo Lietuvos rinktinė iš šalies. Jungtinėse Amerikos valstijose mes neabejotinai jau matysime ir jį, vadovaujant komandos puolimui. Delininkaitis. Drąsus Tomo Delininkaičio sprendimas. Sakyčiau, kad Tomas Delininkaitis įgijo turbūt geriausią formą LKL finalų metu. Ir tikėtina, kad ta forma turėtų dar būti išsaugojęs ir šiuo metu. Gerai žaidė Tomas ir vakar. Yra vienas pastebimiausių ir šį vakarą. Prisijungia prie krepšininkų pelniusių 10 taškų. Kartu su juo tai yra padaręs Kalnietis ir Kleiza. O dabar pražanga Deividui Dulkiui. Minutės pertraukėlė. 4 minutės 36 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Čia paskutiniai Kęstučio Kemzūros nurodymai. Manau, kad buvo pakankamai patenkintas tais paskutiniais 2 epizodais. Kęstutis Kemzūra ketvirtojo kėlinio atradimu Lietuvos rinktinėje tampa Tomas Delininkaitis. Ir apskritai dabar vertinant šias 2 dienas, rungtynes su makedonais ir su graikais, galime iš dalies pasidžiaugti tom, kad grubiai matėme 8 kėlinius, ar ne? Tai tiek vakar, tiek šiandien, kiekviename kėlinyje atsiranda vis po krepšininką, kuris sugeba iššauti. Ir iš to turbūt geriausiai ir galima matyti apie tai, kad potencialo ši rinktinė tikrai turi. Užduotis vienintelė Kęstučiui Kemzūrai išrinkti geriausius 12 krepšininkų. Manau, kad dar gerokai keisis komandos žaidimas prisijungus Rimantui Kaukėnui ir Jonui Mačiuliui. Ar šie abudu žaidėjai pateks tarp 12 stipriausių? Čia kitas klausimas. Žinoma, dabar atrodo, kad kitaip ir būti negali. Tačiau ir dabar iš tų krepšininkų, kurios turi Kęstutis Kemzūra, daryti pasirinkimą jis tikrai gali ir turi iš ko. O kaip ir minėjau, po šio vakaro rungtynių 2 krepšininkai dabar jau kalbama, kad paliks Lietuvos rinktinę. Kas jie bus, man atrodo, sužinosime jau rytoj. Tai žiniose tikrai sužinosite su visais komentarais. Nepataiko Tomas Delininkaitis iš toli, nepataiko ir Linas Kleiza. Dabar iš paskutiniųjų grūmėsis dėl štai šio kamulio ir pažeidžiantis taisyklės prieš Kostą Kaimo Kogulų. 66-76. Lygiai
Linas Veizas sėdasi neatsarginių žaidėjų suolelio, vietoje Paulius Jankūnas. Jeigu nebepasirodys Linas Veiza aikštelėje, tai šiandien baigs rungtynes vėl su dvigubų dubliu. 10 taškų, 10 atkovotų kamuolių. Papa Nikolau. Manzariui. Šis Kaimo Kaglų. Georgis Printezis. Nebuvo sprendimų, kaip užbaigti štai šią ataką Georgiui Printeziui. Neberado laisvų komandos draugų, labai metimas iš nepatogios situacijos ir jis yra nesėkmingas. Lietuvos rinktiniai pats laikas, jeigu dar galvoja apie pergalę šį vakarą, kilti į lemiamą šturmą. Deividas Dolkys. Netaiklus tolimas metimas. Artinantis Graikijos rinktinę prie pergalės šį vakarą. Na, galima pasidžiaugti tom, kad ketvirtajame kėlinyje gerai. 10 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Graikijos rinktinė priekyje 12 taškų skirtumų. Tačiau vėl žvelgiant ir ieškant pozityvių dalykų, turbūt galima pasidžiaugti, kad ketvirtajame kėlinyje Lietuvos rinktiniai pavyko pristabdyti graikų puolimą. Lyginant su pirmaisiais 3 kėliniais, kur jau buvo pelnyta 70 taškų, tai ketvirtajame kėlinyje matome, kad per 7 minutės 8 taškus spėjo surinkti graikai. Aišku, laiko dar yra padidinti savo sąskaitai, tačiau gynyba pagerėjo. Ir vienu iš gerąją prasme kaltininkų tos pagerėjusios gynybos aš laikyčiau Deividą Dulkį. Būtent jos dalyvavimas skirtingose epizoduose. Gero kova dėl kamulio leido Lietuvos rinktiniai ne kartą apsiginti. O štai čia pražanga prieš Adą Juškevičių. Adas Juškevičius. Treneris pelnęs 3 taškus. 2 kartus suklydęs. Na ir apskritai, vertinant vakar ir šiandien Ado pasirodymą, tai gerokai tikliau žaidžia Adas Juškevičius. Vieną pataiko baudos metimą iš 2. Paulius Jankūnas grobėsi iš paskutiniųjų ir 2 taškai su pražanga. Bravo! Paulius Jankūnas prameta gaila nuo baudų metimo linijos. Tačiau Graikijos rinktinės persvara dabar jau 9 taškai. Kaimo Kaglų. Jankūnas Printezui, Papa Nikolau, Mancaris iš toli, netaiklus metimas. Tačiau Kaimo Kaglų laimi mikrodvikovą su Jono Valančiūnu dėl štai šio kamulio. Georgis Printezis. Kaimo Kaglų ir klysta. Visam laikui palieka aikštelę. Trečioji komandinė Lietuvos rinktinės ir penktoji asmeninė pražanga Deividui Dulkiui. Tomas Dalis sudingiausių Lietuvos rinktinės krepšininkų šį vakarą vėl grįžta į aikštelę. Pataiko. Kostas Lukas ir Lietuvos rinktinės atsakymas Jonui Valančiūnui. Visai po krepšių įkištas kamuolys ir nepataiko Jonas. Dvitaškis galėjęs įkvėpti dar daugiau optimizmo šį vakarą. Deja, bet jo nėra. Prieš paskutinę minutę. Slukos iš toli. Netaiklus metimas. Papa Nikolau. Sukovoja kamuolį. Aikštę. Kamuolys palieka nuo Dėlininkaičio kojas. Taip rodo rungtynių arbitras. 69-78. Kaimo Kaglų.
Lukas. Žaris. Kalmakoglu vėl laisvas prie 3 taškų linijos. Ten užstrigo Mantas Kalnietis. Baudos aikštelėje nepataiko graikai, tačiau atsikovoja kamuolį 35-31. Šiandien lietuviai jau panašu, kad pralaimės kovą dėl atšokusių kamuolių. Ir dvitaškiai šiandieną taip pat. Gerokai sėkmingiau krito Graikijos rinktinė ir Jonas Valančiūnas. Taip norėjosi daugiau tokių epizodų, tačiau ir dabar džiugina štai toks Jonas žaidimas. Minutės pertraukėlė, kurios prašo Graikijos rinktinė. Minutė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. 9 taškai Lietuvos rinktinės persvara. Čia Darius Songaila, kuris šiandien žaidė tik tai epizodiškai vienoje atkarpoje. Ir rungtynės, kurių nugalėtojais arčiau yra Graikijos krepšininkai. Ir dar ir kamuolį turės savo rankose. Kągi, šiandieną kaip ir vakar buvo gerų epizodų, buvo ir prastesnių. Galbūt tokio mažiau bangavimo buvo Lietuvos rinktinės žaidime, tačiau nematėme ir tokių ženklų, kuomet varžovams pirmaujant dviženklių skirtumų būtų sportavusi Lietuvos rinktinė užtikrinčiau. Praktiškai nuo antrojo kėlinio, kai pabėgo Graikijos krepšininkai. Atgaivinti visiškai intrigos Lietuvos rinktiniai ir nepavyko. Na, vėl kartojasi ir apie tai kalbėti turbūt neverta, tačiau visiems tiems, kurie dabar galbūt jau norėtumėt nurašinėti Lietuvos rinktinę, tiesiog primenu, jog tai yra tik tai pasirinkimas ir eksperimentų šiandieną tikrai netrūksta. Apie stabilumą galvoti yra pakankamai sunku. Aišku, eksperimentuoja ir graikai, bet vertinant, žiūrint į laiką, kiek kas žaidė Graikijos rinktinėje, tai čia kur kas stabiliau savo žaidėjus aikštėje laikė Elijas Zurasas. Minutės pertraukėlės prašo Lietuvos rinktinė. Iš pradžių jie pasirodė. Įskaityti buvo paskutiniai taškai. Tačiau Kęstutis Kemzūra paprašo dar vienos minutės pertraukėlės, nors jau laiko per mažai pakeisti rungtynių baigti, tačiau tikrų sumanimų, kuriuos vėliau reikėtų bandyti, tikrai dar yra likę ir čia Kęstutis Kemzūra po minutės pertraukėlės leidžia žaisti ir Linui Kleizai. Jonas Valančiūnas, Mantas Kalnietis, Tomas Delininkaitis ir Adas Juškevičius. Nikolau, Kalmakoglu, Lukos, Kaladis ir Printezis. Graikijos penketukas praktiškai be aukšto ūgių, be tikrų didelio puolėjų, o nesėkminga Lietuvos rinktinės ataka ir graikų atsakymas. Štai taip, šiek tiek pritrūksta iki tikslaus metimo po Nikolau. Graikai vėl susigrąžina kamuolį į savo rankas, 37-31. Šioje kategorijoje pirmauja mėlyna apranga vilkintis graikai. Tomui Delininkaičiui tai ketvirtoji asmeninė pražanga. Na ką, iš Lietuvos rinktinė išleisime su nerimu, be jokios abejonės. Du pralaimėjimai nenuteikia dabar atrodytų optimistiškai. Tačiau tai tik tai kelio pradžia ir, kaip ir sakiau, potencialo ši rinktinė tikrai turi. Ją belieka sustrateguoti, paruošti ir tikėkime, kad viskas bus gerai.
laukia mūsų kelias link olimpiados. Daug dieve, kad jis būtų sėkmingas. Na, o aš, Mindaugas Rainys, dėkoju Jums už dėmesį. 70-82 Lietuvos rinktinė pralaimi Graikijos rinktiniai. Ir atsisveikinu su Jumis iki kitų susitikimų. Rungtynių transliacijas pristato Vytautas.